Sveiki, aš esu Aleksandras Nemunaitis. Šiandien svečiuose turim garbingą svečią Artūras Skardžius. Sveiki, Artūrai. Sveiki, Aleksandrai. Visada malonu matyti. Man audito komitetas Seime yra turbūt maloniausia žiūrėti, nes skirtingai nuo kitų komitetų, kuriuose vis dar bando kažką pertkurt krūvą tų įstatymų aktų, audito komitetas veikia labai griežtai, tvarkingai, žiūri, ką nudirbo arba pridirbo buvusi valdžia, vėlgi tikrai dabar jau žiūri, ką ir dabartiniai negerai daro, bet iš esmės taip, pirmi 1,5 metų labiau apie praeitos valdžios visokius dalykėlius. Tai šiandien norėsiu pakalbinti apie tokius tikrai Lietuvai svarbius dalykus, atsiribojant nuo tų politinių šiukšlių, kur mes kiekvieną dieną matom, kas kur ką pasakė, nepasakė, pakalbėkime iš esmės apie tai, kas Lietuvai svarbu, tai yra energetikos keli projektai ir apie tai, kaip iš tarpininkavimo konservatorių, tai buvo vadinama Tėvynės sąjungos laikais, iš tarpininkavimo viena įmonė sugebėjo sugeneruoti 102 milijonus eurų. Ten ir pradėkim nuo to. Šiuo metu matau iniciatyvą registruotą Seime apie tai, kad norite kurti energetikos komitetą. Kas tai ir kokia jau būtų paskirtis? Na, dabar Seime veikia energetikos ir darnios plėtros komisija. Komisijos statusas yra šiek tiek žemesnis, komiteto statusas aukštesnis. Tai tiesiog energetika, kuri yra, kaip matome iš pastarųjų dienų įvykių, karo Irane, tai realiai net ir maža dalis, ten tarkim 20% per Hormūzo sąsiaurį plaukiančių tanklaivių su nafta ir jų sustabdymas daro didžiulę įtaką visų valstybių ekonomikai, ta prasme net ir tokiai mažai kaip Lietuva. Tai energetikos iššūkiai, energetinis saugumas, energetikos reikšmė nacionalinio produkto kūrime, tai be abejo yra dominuojanti. Dėl energetikos aukštų kainų, kurios Lietuvoje susidaro iš to, kad iš energetinių projektų dažniausiai, iš tų strateginių, vadinamų, dažniausiai bandoma pasipelnyti. Na, tai žiūrime, kad sąskaitėlė į Bermudus, po to į Kiprą kokį, į kitą offshore ten keliauja atsiskaitimai. Atrodo net geras dalykas, apsilipdo visokiais tarpininkais. Mūsų ką tik minėtas Independence'as. Gerai 220 milijonų tokia kaina. Iš Heavy Industry kompanijos Jokia LNG Limited registruota Bermuduose nusipirko laivą. Mums iki 44 metų. Jis kainuos dar papildomą milijardą, kol išsimokėsime pilnai padengsime. Vietoj 200 milijonų mes sumokėsim. Vietoj 200 milijonų, jo, ten milijardas 300 milijonų. Tai kur čia logika, kur čia energetinė nepriklausomybė, tai yra energetinė vagystė. Paimkime kokį 9 bloką. Palaukit, čia irgi iš karto reikia pasakyti. Bet aš girdžiu tą mitą, kad Artūras Skardžius prieš Independence. Ar Artūras Skardžius prieš Independence? Artūras Skardžius prieš didžiulę Independence kainą, už kurią galėjome turėti ir Independence, ir karinį laivyną. Už milijardą galėjom prisipirkti tikrai modernių karinių laivų, kur mūsų tai nedideliai 100 km pakrantė būtų pakankamai užtekę apginti. Bet kažkur pinigučiai tie nukeliavo į vairias sąskaitas, kaip minėjau, parlamentinis tada tyrimas, mano vadovaujamos komisijos atskleidė, kad tai su Bermudai sutartis, pinigai keliavo ten, iš Bermudų į kitą offshore, į Kiprą keliavo ir mes ką, esame tokia ten valstybė kaip koks Kuveitas, kur nafta iš po kojų trykšta. Tai mūsų varganų, pensininkų, visų kitų mokesčių mokėtojų dirbančių už minimalų atlygį pinigais šeriami įvairiausi fondai įvairiausi offshore'ose. Paimkime 9 bloką Elektrėno, ne? Palaukit, šitą užbaigim tada, jeigu galima. Tai jūs už Independence tiesiog už protingą kainą. Visada buvau už alternatyvų dujų tiekimą Lietuvai ir ypač palaikiau tą pirmąjį projektą, kuris prasidėjo Achemos ir vyriausybės bendrame projekte, kurį atėjo konservatoriai sužlugdė. Didžiausias dujų vartotojas, kuris visą laiką vartojo didžiąją dalį, daugiau negu pusę, 2/3, tai yra Achema gaminanti azoto trąšas. Taip. Ir ji pati buvo su vyriausybė 2008 metais parengusi projektą,
Bet atėjo konservatoriai ir sužlugdė. Mums būtų nekainavę nieko tas projektas. Tai buvo įmonės, kuri daugiausiai importuoja dujų. Ir būtent X valandą, čia kad ir dabartinio karo vykstančio Ukrainoje 4 metus kontekste, kada visos valstybės atsiribojo nuo rusiško to tiekimo, nuo rusiško ten vamzdžio. Tai tas projektas taip pat būtų, šitas terminalas taip pat būtų veikęs. Bet atėjo konservatoriai, pasitelkė teisėsaugos institucijas, šitas sumindė, sutripė tą projektą tam, kad tai ten buvo žmonės persiekimi 4 metus, berods tada tuometinės ūkio ministerijos, kurie rengė ten tą projektą, žmonės 4 metus tampami po teismus, kada galų gale, berods 14 metais, 8 metai ir 14, aukščiausias teismas aiškiai tam pasisakė, kad didžiausia bėda buvo, kad projektas nėra įgyvendintas. Būtent dėl to, kad buvo ten sugriautas tas projektas ar terminalas neįgyventas, todėl kad pasitelkiant teisėsaugos institucijas buvo sužlugdytas tas projektas vien tam, kad pasipelnyti, kad kažkokia grupė... Kažkas per pigiai norėjo pastatyti. Ne, tiesiog pamatė, kad projektas, iš kurio galima pasipelnyti, o čia yra Achema. Tai aš manau, kad čia tikrai tada Anapilnių išėjęs Achemos savininkas ir vadovas Lubys tada išties daug sveikatos padėjo įrodinėdamas, kad elgiamasi neteisingai, kad per brangu bus, kad didžiausia našta be abejo, ta vadinama saugumo dedamoji atiteko Achemai iš to projekto. Taip. Independence, nes reikėjo mokėti duoklę Bermudams, Kiprui, offshore'ams. Irgi tie, kas nesupranta, tai reiškia, iš tikrųjų dalis akcininkų viso šito projekto buvo offshore'uose. Ir jeigu aš gerai prisimenu, mes ilgą laiką nežinojom, o turbūt ir dabar nežinau, ar žinome, kas yra dalies akcijų galutinis naudos gavėjas. Nes kas įdomiausia buvo, mes tada parlamentinio tyrimų komisiją 13-14 metais, šitą tada įsiaiškinom, kad Klaipėdos nafta vadovaujama Roko Masiulio sutartį sudarė ne su, kai buvo skelbta, Norvegijos Osle registruota kompanija, o su Bermuduose registruota kompanija, tai lengvatinėje šitoje zonoje. Tai mokesčių. Tai mokesčių zonoje. Po to visi gal įvedė į kitą offshore'inę zoną, tai yra Kiprą. Ir mes šitos ten dalykus atskaitėm, ten įvairiausi fondai, smulkiųjų 20% aplamai neskelbiami yra, kas yra ten tokie. Tai žinote, bet esmė tai, kad ko nugastavo Achema ir atsitiko. Tai Achema galų gale pradėjo dirbti į minusą ir tie nuostoliai buvo ankstesnių metų, dabar aš tiksliai nepasakysiu, 23-22 metų jau tie nuostoliai ten siekia 10 milijonų. Tai, kad jiem per brangu buvo mokėti šitą saugumo, tą vadinamą ten dedamąją, nes jie gamina produktą, su kurie turi konkuruoti tarptautiniai rinkui. Tai žaliava esminė strateginė ten dalykas. Bet mes kalbame apie tą energetinį ten saugumą, tai būtent tas projektas, kuris buvo Kirkilo vyriausybės dar 2008 metų projektas Achemos ir ūkio ministerijos, jisai būtų mums nekainavęs to milijardo. Tai bet už viską susimoka tai vartotojas, papildomą milijardo prie tos kainos pačio laivų. Tai turbūt ne viena valstybė, net ir korumpuota ta Rusija, Kaliningradas, ar ne, viešaigi buvo skelbta, ar 330 milijonų kainavo toks pat laivas iš tos pačios kompanijos, 170 tūkstančių kubinių metrų, ar ne šitas? Panašaus dydžio? Vienodas, identiškas. Jo, iš tos pačios heavy industry kompanijos iš Korėjos. Ir daugiau ten buvo tų pavyzdžių. Tai dėl to negalima pinigautis iš strateginių, tai yra šventvagystė. Mažiausiai, čia ne tik ten pinigai, bet ir kuriant strateginius projektus, negalima voginėti mokesčių mokėtojų arba energijos tų vartotojų, kurie ir už viską susimoka. Ar tokiems objektams turi būti kažkaip pateikiama naudos kaštų analizė, kažkokie paskaičiavimai, kiek mums galimai kainuos, kiek padės sumažinti. Man tokie objektai, jie turi arba rodyti iš tikrųjų, kad tiesiog saugumą, kad kur mes laimim, arba kažkokią ekonominę naudą, kur dažnu atveju visgi gali būti tos investicijos skirtos ir ekonominė naudai. Žiūrėkit, tai pirmiausia, kiekvienam projektui, net ir strateginiam, ir ypač strateginiam,
būtina naudos kašto analizė. Privalomai. Šitą. Čia jūsų nuomonė ar čia įstatymiškai? Taip, įstatymiškai naudos kašto analizę mes dabar dar bandome tą teisinį reglamentavimą taip paskaidrinti dar tą patį. Dabar, kai tik yra svarstymo stadijoje tie projektai, kuriuo aš irgi bendrautorius esu, ypač iš konservatorių, Seimo narys Kuodis, daug metų apie tą kalbą ekonomikos profesorius, ar ne? Apie tą kalbą, apie tą naudos kašto analizę, bet dažniausiai ją užsimerkiama. Antras dalykas pačio įsigijimo priežiūra. Dabar mes jau pasiekėme su šia vyriausybė, Ruginienės vyriausybė ir būtent su visais reglamentavimais, būtent audito komitetas, kuris tiesiogiai viešųjų pirkimų procedūras vykdo parlamentinę kontrolę, ar ne? Ir daugiausia susidurėm tiek po valstybinio auditų, kad naudos kaštų analizė ir priežiūra. Ir dabar, aišku, čia mes pagrindinį dėmesį dabar teikiam labai išaugusiam milijardų siekiančiam krašto apsaugos biudžetui, ar ne, ir jų įsigijimams, kad nebūtų kaip abrairant tie prancūziški, ten braziliški lėktuvai, ar ne, ten įsigyti taip. Buvo biesai žino kaip ir kaip, kad tuos pirkimus strateginius virš 20 milijonų, ar ne, kurie yra, darytų speciali komisija, tarp institucinė, kur dalyvauja, tarkim, jeigu krašto apsaugos sistemoje, tai krašto apsauga, dalyvauja viešųjų pirkimų tarnyba, dalyvauja STT ir ta tarpžinybinė komisija, ir kitos institucijos, ir šitą nuo pasirengimo pirkimom. Pasirengimas tai yra naudos kašto analizė, rinkos analizė ir visa kita, iki patį jo įgyvendinimo. Nes kaip matyti iš gudravimo kartais, kad pačioje eigoje išbrangsta pats projektas, paprašoma padidinti nevaleistiną 50% pirminę vertę. Dažnas variantas. Jo, tai yra piknaudžiavimas. Ir čia jau yra tas būtent korupcinis dažniausias susitarimas, ne visada, bet dažniausia būna korupcinis susitarimas tarp perkančiosios organizacijos ir rangovo, kuris tą projektą įgyvendina arba šią paslaugą atlieka. Tai mes tą bandom išlimuoti, tai yra žingsniai daromi ir jie tikrai duos, aš manau, didelę naudą. Tai sakau, apie komerciją, apie tuos energetinius, aš nei vieno projekto didelio ten neradau, nei atominės uždarimo, nei Elektrenų to bloko 9 ten statymų, pačios aukščiausios kainos, apaugę visokiais maurais, kad tai būtų skaidru. Ir tai, kad būtų pateisinama, bandama įvairiai pasiteisinti, kad neva buvo žiūrima, kaip Elektrenų atveju, į brangstančią įrangą, į brangstančias turbinas ir visa kita. Šiek tiek daugiau konteksto apie Elektrenus, galbūt ne visi žino. Elektrenuose 9 blokas, tai yra tas blokas, kuris kombinuoto ciklo, kuris tą šilumą nuima sakykime, iš išmetamų degimo produktų, ar ne, dar papildomai tam kamene, jis yra efektyvus, bet jis degina tik dujas. Tai jisai buvo nupirktas iš Ispanijos Iberdrola berods įmonės ir jisai 450 MW galios, tai yra pati moderniausia ir galingiausia dujinė jėgainė, kurie yra Lietuvoje, nes tie jau ankstesni blokai 7, 8 buvo jau pakankamai nusidėvėję. Aišku, jie ten gali stovėti kaip rezervė, kai kurie galbūt yra jau demontuojami Elektrenuose, bet jisai, jo įgyvendinimas buvo labai brangus ir su paleidimo defektais ir ten po to buvo ten garantiniai taisymai ir visa kita. Tai tiesiog jis buvo tiek brangus, kad tai buvo mūsų komisijos tyrimo objektas ir tada kainų energetikos reguliavimo komisija, kuri dabar valstybinė energetikos reguliavimo komisija perkrikštyta, tada visaip teisinosi, nesugalvojo net kaip pateisinti, kad, tarkim, galios vienetui 1 megavatui šita yra kaina gerokai aukštesnė negu kad kitur pasaulyje, ar ne? Tai bet viskasgi perkeliamo vartotojams sąskaitas ir čia yra didžiausia bėda. O vėjų parkai, taigi irgi, iš esmės tai čia šitas projektas irgi kelių milijardų vertės, tiek pirmasis, tiek antrasis parkai. Ir čia tai tikrai turi būti ekonominė nauda.
Nes čia ir nuo to, kur tu statysi ant žemės ar jūroje, irgi čia elementariai bent jau 2 variantus galima palyginti per ekonominę naudą. Tam, kad žmonės nepermokėtų vėliau už elektrą, kur yra ypatingai brangi Lietuvoje. Tai bent šitoj vietoj, kiek žinau, bus dabar ruošia ekonominį kažkokį pagrindimą naujam projektui, bet anksčiau buvo, ar tik dėl to, kad jūs išsireikalaut per audito komitetą, tokie dalykai atsiranda? Jo, mes iš konservatorių vyriausybės paveldėjom 2 projektus. Vieną komercinį projektą, tai yra pirmąjį vėjo jėgainių parką, kuris turėjo dirbti rinkos sąlygom be valstybės paramos. Ir antrą projektą tokį pat, kuris buvo skelbiamas konkursas ir parengtas, ir ten ypatingai sudarytos sąlygos tokios, kad tiesiog viena įmonė Igničiui ten realiai pritaikytos, kad tai su valstybės parama. Bet reikia paminėti, kad vieno projekto statybos kaštai, jie yra, kadangi projektas 700 MW ir vienas ten ir kitas, pirmasis ir antrasis parkas, tai vienam parkui reikalingi 3 milijardai. Kad projektą pastatyti, tai yra labai brangus projektas. Ir pirmasis projektas, dėl kurio mes ir inicijavome valstybės kontrolės auditą, parodė, kad jis turi labai daug trūkumų ir net nusikalstamos veikos požymių. Todėl, kad konkursas, kuris buvo skelbtas, jame dalyvavo Ignitis kartu su viena kompanija, užsienio kompanija, kuri teoriškai ir turėjo know-how. Kuri neva turėjo tą know-how, jie priklausė 49% šio projekto. Tačiau jie turėjo vienodai proporcingai akcijų, 51 ir 49 per pusę. Ten tarkim prisidėti prie to projekto vystymo. Ir valstybinis auditas atskleidė, kad jie neprisidėjo prie to projekto nei cento. Tik tais, kaip jūs sakote, know-how. Tada pradėjo visokios manipulacijos lysti, kad neva dar prieš paskelbiant rezultatus šito konkurso, kurį organizavo Vertas, valstybinės energetikos reguliuotojas, ši kompanija jau buvo pasitraukusi iš projekto. Tai įsivaizduokite, kiek metų buvo kvailinami visos valstybės institucijos ir tada, kai jau baigėme valstybinį auditą, tada buvo pranešta, kad už milijoną ar panašią sumą Ignitis išperka šios kompanijos 49% ir dabar jis vienas vystys tą projektą. Tai pirmiausia, jie pasinaudojo tik tam, kad sudalyvaut konkurse, o kai laimėjo konkursą... Ne, tai iki pat paskutinės dienos, 4 metus ar kiek tada, čia išeina gal 3 metai, buvo slepiama ta situacija ir tikroji, kurios ir nežinojo konkurso organizatorius, tai ten apsimestiniai buvo sandoriai, kas vėlgi yra neskatintina veikla, visi apsimestiniai sandoriai, o gal greičiausiai čia jau baudžiamoji atsakomybė, pinigų mokėjimas už kitą asmenį, neva projektą įgyvendino įmonė, kuri nebuvo laimėjusi konkursą, o kita įmonė. Tai vėlgi, ten dokumentų klastojimas, ką norit galima į šitą viską sudėti. Aš tik tiesiog atkreipiu dėmesį, kad Lietuvos biudžetas yra maždaug 20 milijardų eurų. Šiek tiek daugiau. Ir kad jūs įsidėmėtumėte, apie kokius skaičius mes kalbam. Iš tų 20 milijardų, tai reiškia 5 milijardai eina krašto apsaugos ministerijai. Dabar mes kalbam apie 2 projektus vėjo jėgainių parkas po 3 milijardus. Tai kai iš 20 tiek padalini, kai tu suprastumėt, kad tai yra tikrai ženklios sumos, nes mėgsta tie ekonomistai visi skaičiuoti nuo BVP. Tas nuo BVP realiai nieko mums nepasako. Reikia žiūrėti, kiek per metus mes turim tų pinigų. Kiek surenka mokesčių iš mokesčių mokėtojų. Taip, iš mokesčių mokėtojų. Ir kaip teisingai juos paskirstyti, ne? Taip, o kad mes ten sukuriam paslaugų, kurias parduodam kitiem, tas niekaip neatsigula. Tai visada siūlau skaičiuoti nuo biudžeto. Biudžetas yra apie 20 milijardų, iš jų 5, reiškia, beveik 1/4 dabar keliauja į krašto apsaugą. Keli tokie didžiuliai projektai. Kodėl tai svarbu? Jeigu mes neprižiūrėsim, kaip šitie pinigai yra naudojami, to ypač tokiuose dideliuose projektuose, mums nuolat kels mokesčius.
Tiesiog, nes Arba nesueis. energetikos kainas. Arba vis tik mes Elektros ir toliau. susimokėsime. Tai be abejo, moka vartotojas galutinis. Tai dėl to turi būti įdomu stebėti šitos projektus, tiek juos inicijuojant, tiek aš girdėjau ir iš jūsų šiandien kelis kartus, priežiūra turi būti. Tai ar šitas energetikos komitetas kažkokia dalim ir bus tas, kaip audito komitetas galbūt tiek formuos, tiek prižiūrės šitą politiką? Tai Seimas turi dvi pagrindinės funkcijas. Tai yra įstatymų leidyba ir parlamentinė kontrolė. Tai be abejo, kiekvienas komitetas, na aišku, audito komitetas tai labai specializuojasi parlamentinę kontrolę, bet mes irgi turim daug iniciatyvos teisės, šitą iniciatyvų įvairiausių. Ir dabar konkurencijos įstatymo teikiam pataisas, dabar viešųjų pirkimų pataisas, ten teikiam Seimui svarstyti taip pat yra. Bet dominuojanti tai yra tiek valstybės kontrolė atliekanti savo auditus, jų rekomendacijų įgyvendinimui ir kitai parlamentiniai kontroliai. Bet energetikos komitetas be abejo jau turės aukštesnį statusą, jisai galės būti skiriamas kaip pagrindinis komitetas nagrinėti su energetika susijusių įstatymų. Dabar ekonomikos komitetas, kuris turi begalę ten visokių ir susisiekimą, ir kitas visas ten sritis, ir tą pačią energetiką, na, jam tiesiog neužtekdavo turbūt tiek dėmesio energetikai. Dabar energetikos komitetas galės būti kaip pagrindinis ir jisai galės drąsiai ten nagrinėti visus teisės aktus ir be abejo turės stipresnę parlamentinę kontrolę kaip komitetas. Bet grįžtant prie vėjo tų jėgainių, norėčiau akcentuoti vieną aspektą, kad tas projektas turėjo būti gyvybingas rinkos sąlygom ir įgyvendinamas kaip komercinis. Ir dabar įsigandęs tas Ignitis ir Maikštėnas, na jau, kaip žinote, energetikos ministro Kreivio jau nebėra, jis opozicijoje ten dirba, dabar likęs vienas Maikštėnas, Igničio vadas, dabar suka visaip ten uodegą, tada tuo metu buvęs premjeras Paluckas pareikalavo jo atsakomybės už išleistų 104 milijonus tame projekte ir jisai, kad įrodytų, kad tas projektas kaip komercinis yra gyvybingas, be valstybės pagalbos ir niekaip jiem nesiseka to įrodyti, naudos kaštų analizės nebuvo, ekonominio pagristumo nebuvo vertinimo, tai dabar jie atgalinę tvarką bando kažką tai sugeneruoti ir turi, štai per gegužės mėnesį jau turi iki birželio pateikti Seimui, kad priimti galutinį sprendimą. Ir dabar sukant uodegą, aš turiu tokią blogą nuojautą, kad bandys tą antrąjį projektą išvis palaidoti, o Europos komisijos paprašyti, kad šiam projektui galima pirmajam tam, ar ne, kuris turėjo būti komercinis, kuris buvo dėka avantiūrizmo konservatorių ir Kreivio. Grynai avantiūrizmas, kad įgyventi kaip komercinis, jis niekaip ten negroja, o negroja tai dėl to, kad skaičiuojama kaina bus daugiau negu 100 eurų už megavatvalandę. Tai yra daugiau negu ten skaičiuojama 11-12 centų. Kai sausuma 30 metais, 32, kai planuojamas to projekto buvo įgyvendinimas, Taip. sausuma turės savikainą po 4 centus ir mažiau. Sausumos vėjas. Sako, tai energetinio saugumo tai energetinis saugumas yra, kai energetinios generacija yra diversifikuota. Tarkim, tas pats vėjas stovi įvairiose Lietuvos vietose, Taip. Ar ne? O čia yra užtenka nukirpti vieną kabelį jungiantį su krantu ir viso gero šitam projektui. Tai dėl energetinio saugumo čia net laiko jokios kritikos, dėl masto ekonomikos irgi net laiko, nes jo gamybos ten savikaina yra 3-4 kartus didesnė negu sausumos, kas tą skirtumą ten padengs. Tai noras vien statyti ir iš 3 milijardų užsakymų kažką tai, apčiuopiamo turėti už užsakovui, tarkim, nuobirų, jau taip švelniai ten tariant turėti, tai mes nesam įkaitai ir kvaili įkaitai šito, bet vis dėlto bandoma stumti, jeigu ne 2, tai bent 1, permesti mums tuos 3 milijardus į mūsų sąskaitas ir turėti. Tai dabar toks procesas, rezumuojant, būtent ir vyksta. Ir mes su parlamentinė kontrolė tiek su audito komitetu, tiek ačiū valstybės kontrolė, jos pagalba ir dabar energetikos komisija bandom išvilgti į dienos šviesą ir parodyti, kad jeigu sausumoji bankai labai dosniai finansuoja tuos privačius statytojus,
kurie stato ir didina mūsų energetinę nepriklausomybę, didžiulius vėjo projektus sausumoje, 10 ir 100 megavatų investuoja instaliuojamos galios. Tai tas 700 megavatų privatininkų sąskaitą, duokit jiem laidą prisijungti, ar ne, prie perdavimo tinklo. Jie tikrai sugeneruos ir tas mums nekainuos. Mes turėsime ir energetinį saugumą, ir padidintą savo energetinę generaciją, ir privatininkų riziką, bet ne visų mokesčių mokėtojų ir energijos vartotojų sąskaitą. O čia esminis skirtumas, apie ką mes ir diskutuojame ir turėjome labai daug posėdžių šitą, ypač dugno tyrimai, ar ne? Dugno tyrimų, tai čia tai nedaug, čia yra ten 3 milijonai, ten ar kiek, ten tų 30 ar milijonų, ten, žodžiu, kad čia mažas 30 milijonų beros ten dugno tyrimai. Jo, sako, čia yra tik tais 1% nuo projekto vertės. Sako, čia mes su jumis dalyvavom ir laidoje apie atominės elektrinės uždarimą, kur irgi ten tyrimams tiesiog neskaičiuoja, numeta. O tarp kitko tyrimai, teisinės konsultacijos ir taip toliau, tai yra dažniausiai ir yra panašiose projektus, kai tu tyliai išsivedi pinigus saviems. Bet kodėl saviems? Aš atominės uždarimų, gerai, kad priminėte, Sekmoko laike rusų kompanijai Nukem, kuri uždarinėjo atominę, ar ne, ir turėjo pastatyti tas saugyklas šito urano kasetėms, ar ne, kurie ten jau stovi, vėlavo 60 mėnesių, 5 metus, ar ne? Bet sugebėjo Sekmoko komanda kartu su atominės vadovybė jiem beveik 100 milijonų išpumpuoti, ne va čia Lietuva blogai elgėsi ir šitą turi kompensaciją rusams sumokėti. Ir tie pinigai buvo išpumpuoti, ten nepilnai 100, gal apie 80 milijonų. Tėvynės sąjunga negali dirbti rusams, niekaip jie bendros to neturi. Bet yra faktas, yra dokumentuotas faktas mūsų pinigų skirtų atominės uždarimui. Juokauju, aš sąžininkai galvoju, kad ta partija iš tikrųjų garsiai kalba, bet jų sprendimai neretai yra labai naudingi būtent Rusijai. Ir vėlgi, su energetikos pertvarkos, bent jau mano pastebėjimas yra, būtent tuo metu, kai Tėvynės sąjunga yra valdžioje, konkrečiai Dainius Kreivys nuolat projektuojamas ten, net primenu, kad paskutiniai kadencijoje, kai jis buvo energetikos ministras, tai dar ir su prierašu, kad viskas bus gerai, kad bus paskirtas žmogus šalia jo, kad ten interesų konflikto nebūtų. Dar vienas Dainiaus Kreivio, aš mielai priminčiau, jo išmislas buvo ta elektros rinkos liberalizavimas. Na, aš nesakyčiau, kad čia Dainiaus Kreivio išmislas, turbūt, aišku, aš nežinau jo nuostatos, bet labai rėmė ir liberalai, ir konservatoriai tą projektą, bet reikia priminti, kad tuo metu dar Grybauskaitei turbūt būnant, kadangi iki 19 metų prezidento pareigas ėjo ten 10-metį, tai visa energetika buvo ne premjero Skvernelio ar ne premjero Butkevičiaus rankose, kurie tuo metu buvo ten premjerais, o būtent Grybauskaitės ir sprendimai buvo priimami Daukanto aikštai. Jos patarėjai po to iškeliavo kadencijai ten baigiantis į visas svarbiausias energetikos įmonės, buvo susodinti ir ilgus metus dar jom vadovavo, nors vyriausybė jau buvo ten pasikeitusi, dar Butkevičius patį galą ten iki 20 metų, po to, iki 16, po to Skvernelis ten nuo 16 metų. Tai tais laikais, kai matome, sprendimai buvo ten Vaičiūnui, nežinau, ar Šapokai finansų ministrui, kas čia pirmas buvo, kadangi finansų ministerijai priklauso Ignitis. Lietuvos energija, po to įvirto Igničiu, ar ne? Prie Šapokos. Ar vis dėlto politiką formavo Vaičiūnas, energetikos ministras? Formaliai akcijos priklauso finansų ministerijai, akcijų valdytojas, ir būtent tas sprendimas greičiausiai buvo nuleistas Skvernelio vyriausybei ir vienam ir kitam ministrui iš Daukanto aikštės, ir tada prasidėjo tie procesai, kad reikia rinką liberalizuoti, ES reikalauja, bet prisiminkime, tas laikas buvo pandemijos, jau laikas, ar ne? Ir taip gražiai, kada posėdžiai vykdavo nuotoliniu būdu, Seime visi vaikščiojo su kaukiam ir taip toliau, tai staiga be Seimo žinios
vyriausybėje buvo pasitvarkyta taip, kad išleidžiame 25% akcijų į laisvą rinką. Tas Igničio. Tai reiškia, atrėžiame ketvirtį žąsies dedančios auksinius kiaušinius. Dar ir įstatymiškai padarėm, kad dividendai vis didėja dabar eilę metų. Tai ne, čia yra Igničio valdybos Jau sprendimas. ten sprendimai. Jie įsirašė tai, kad kiekvienais metais bus išmokami 3% didesni dividendai negu praėjusiais metais. Ir kai tik ištiko energetinė krizė, visos valstybės stabdė, sakykime, savo valstybinių įmonių pelnų išsimokėjimą, tas buvo nukreipta amortizuoti energetikos kainas, mažinti vartotojams, tiek verslo, tiek buitiniams, ar ne, kaip pavyzdžiui Estija darė. Suprantate, mūsų ne, mūsų buvo paleista ir tas procesas tada iš visų mokesčių mokėtojų biudžeto buvo dotuojamos energetikos įmonės, tai yra metami ten pinigai 100 milijonų vien tam, kad galėtų įsimokėti ir dividendus ir taip toliau. Tai toks, čia Šimonytės laikė buvo toks nesąmoningas pasipinigavimas. O suma, kuri buvo gauta už tuos 25%, sudarė viso labo apie 400 su trupučiu milijonų. Bet prisimenat, kiek jie įsivaizdavo, kad gaus? Arba koks poreikis buvo? Tai aš tai įsivaizduoju, kad čia, kai drambliui sakoma bombonkė. Nes, pavyzdžiui, tuo metu tie 400 milijonų, tai Igničiui, tai yra vienu metu EBITDA ten galbūt gauti, bet tu visą laiką esi priklausomas ir valdomas būtent tų privatininkų, kurie... Ir pats tikslas pasikeičia. Paprastai tokios dalykus taip, neva atsiranda skaidrumas, nes ten jau privalome visai kitokio lygio auditai, bet nuo tos vizijos, kad tai turi būti geriausia kaina galutiniam vartotojui, mes dabar nueinam, kad yra reikalavimai pelningumui. Ir tas visiškai priešinga kryptis, bent jau mano galva. Tai jūs čia visiškai teisus, nes tikslas iš karto pasikeitė, atsirado pagrindinis tikslas privatizavus tas, tam pardavus ketvirtį akcijų, didinti įmonės vertę ir mokėti kiekvienais metais vis didesnius dividendus tiem privatininkams. Nors valstybės tikslas gali būti visai kitas. Mes kalbame, kad Ignitis turėtų nacionalinis monopolininkas energetikos, kadangi jam buvo atiduotos ir dujos, ar ne, Igničiui. Turėtų užtikrinti energetinį saugumą, didinti nacionalinę generaciją, o kuris investuoja Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir dar ten... Pelningumą daro, virina pinigus. Suprantate, mes kalbam apie, kad pinigai turi būti nukreipti nacionalinį energetinį saugumą ir nacionalinės generacijos didinimą, mažinant importus, o jisai didina vertę. Tai yra skirtingi tikslai negu valstybės energetinės strategijos ten tikslai. Jie siekia didinti savo pinigus ir uždirbti tiems privatininkams, ar ne? O tuo metu, kai jam trūksta pinigų, perskaičiuoja, pagrindžia naują kainą, gauna patvirtinimą iš verto. Skolinasi ir dabar ta skola ten siekia apie gal 1,6 milijardo, ten tie 400 milijonų, tai buvo tikrai smulkmena, nes jeigu, kaip sako, mes sukrapštysim ten pinigus 3 milijardus projektui, ar ne šitam, tai ką tai reiškia 400 milijonų, kurie buvo, bet estai, pavyzdžiui, prieš metus laiko, jie buvo pardavę kompaniją pas juos Enefit Renewables. Taip. Kompanija, jie išpirko, kad viską turėti, net ir tą dukterinę kompaniją savo rankose, kad galėtų patys be kieno įtakos priiminėti sprendimus. O pas mus sprendimus ten diktuoja, kaip sako, uodega vizgina šunį. Tai tie 25% ta uodegėlė vizgina visą valstybinį energetikos monopolininką dėl jo krypties, dėl sprendimų ir dėl to pačio energetinio saugumo. Nes jis investuoja kitose valstybėse, o ne Lietuvoje. Didžiąją dalį. O čia ten paradoksas, bet apie tai nutylima, bandoma visaip išvartyti. Aišku, už viską susimoka čia vartotojas. Ir ta nelaimė, 3 milijardai, jeigu būtų permesti vartotojams, tai, nežinau, babytė kaime susimokės iš savo pensijos, nepavalgys, nenusipirks ten vaistų, ar ne, bet susimokės. Bet verslui tai bus tikrai didelis peilis, nes kiekvienas centas
energetikos dedamoje mažina jų konkurencingumą, tas papildomas centas. O štai, kur yra didžiausia problema. Ir tiek esamiems, tiek naujiems, jie skaičiuoja, jie neateis. Dabar energetika visur svarbu, ar kalbant apie kažkokius didžiusius duomenų centrus, dirbtinį intelektą, ar kažką, ką mes pritrauksime. Duokit pigę energiją, mes ten reisime. Maždaug, kad prieimą reikia galingumo, tausme, kad tu galėtum, ir kainos. Taip, kainos, kas galės ten pasiūlyti. Tai štai tie visi mega projektai, jie turi būti paskaičiuoti, tiek šiluminiai projektai, tiek elektros energetikos ten projektai, tiek dujų projektai pagal Lietuvos rinkos poreikius. O tie tų projektų gyventojai, kurie nori labai išpūsti tas amatas, sako, mes čia būsim regiono lyderiai, mes čia visiems užtikrinsim visam Baltijos valstybėm, ar ne? Bet josgi nenori mokėti. Nuo Respublikos reikalų, kas liečia Tėvynės sąjungos energetikos sprendimus, pereikime prie Vilniaus miesto. Irgi, man atrodo, pakankamai panašus projektas, kalbant apie tai, kad šilumos tinklai pardavė Vilniaus kogeneracinę jėgainę užsieniečiams. Irgi, man atrodo, kad šis sprendimas dar kartelį kels kainą reguliariam Vilniečiui. Ar aš teisingai suprantu? Na, matot, reikia pradėti nuo pradžių. Tai ta Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri buvo pradėta 2016 metais, šitą kaip strateginis vienas iš projektų suteiktas, jai buvo nacionalinė energetikos svarbos objekto statusas. Europinių pinigų jie buvo investuota berods 138 milijonai, tada buvo tie pinigai gauti iš Europos Sąjungos ir ten buvo, kadangi tai buvo vėl kadencijos pabaiga, turbūt 16 metai vyriausybėje, kada pagrindiniai sprendimai buvo vyriausybėje priimanimi, energetikos ministerijoje, ten buvo toks susitarimas, kad įgyveninus tą objektą per tam tikrą laiką, per pusmetį berods turės būti perleista 49% privačiam asmeniui. Tai juridiniam asmeniui ten ir taip toliau. Ir tada į patį projektą, aišku, jis vyko labai nesėkmingai, buvo jį Lietuvos energija kuravo ir ten toks buvo buvęs prezidentės patarėjas pirmoji kadencijų Nerijus Razburskis, kuris ten vadovavo visų tų kogeneracinių jėgainių, kurios degins ir biokurą, ir atliekas, ir gamins ir šilumą, ir elektrą. Vadovas, ten jis parinko tokią kompaniją, kai buvo kalbama su juo ten susijęta, AF Consulting, kurie atvedė investuotoją Rafako, Lenkų kompanija, kuris statys, bus genrangovas. Ta kompanija bankrutavo, mūsų lietuviški subrangovai liko ant ledo, sukišę pinigus. Na, žodžiu, viskas tęsiasi, dabar šios yra tas jėgainės turtas yra apie 400 milijonų, ten plius minus, ir nuosavo kapitalo yra 200,5 milijonų, 250 milijonų kažkur tai. Na ir dabar atėjo laikas jau galų gale paleidus visą jėgainę pilno pajėgumo vykdyti tą europinį įsipareigojimą. Parduotos pusę akcijų. Privačiam juridiniam asmeniui, bet tai ir Ignitis taip po kilimu vyko tas procesas, mes pasikvietėme jau sužinoję apie tą sandorį, kad užsienio kompanija, tai kažkoks tai investicinis fondas, perka 49%. Už 100 buvo skelbiama 20 ar 110 taip, milijonų. Tai reiškia pusė garantuoto verslo, tai yra tu garantuoji, kad gausi stabilias pajamas ir pelnus iš atliekų sudeginimo, 200,000 tonų per metus ten pajėgumas, 1 teravatvalandė šilumos ir 0,5 teravatvalandės elektros gamyba. Tai didžiuliai pajėgumai, nauji. Tai yra ir tu už tokį pusvelčiui atiduodi kažkokiam privatininkui. Tai mums pirmiausia kilo klausimas
juk Vilniaus Gijos, buvę šilumos tinklai, ar ne? Taip. Yra privatus juridinis asmuo. Kodėl nenorėjo Vilnius įsigyti šito? Tai kaina vis tiek tada pasiliktų, visi pelnai pasiliktų ir Lietuvoje ir mažintų kainą tais pelnais Vilniaus šilumos vartotojams, ar ne? Ką jums atsakė? Mums atsakė, kad Vilnius pasitenkinimo įsigydamas tik tais vieną akciją, ne 1%, bet vieną akciją šitos jėgainės, sako, mes pinigų neturim, mums neįdomu. Maždaug taip paaiškino patys Vilniaus savivaldybė to neaiškino, bet Vilniaus Gijos. Paaiškino šitą Vilniaus Gijos ir Ignitis atstovai, kurie ir pardavinėjo. Tai mes vėlgi nesuprantam, kodėl garantuota pelna ir tie pelnai dabar kaip pilnų pajėgumų dirbs ir atliekų deginimas. Kiek atliekų sudeginimas ten kainuoja? Tai vienai tonai tai ten turbūt virš 50 ir daugiau eurų yra ten kaina ir ta kaina nuolat didėja. Ir biokuras ir sakykime, ir elektros ta gamyba ir ta šiluma vis tiek tai yra moderni gamykla ir dabar ir jinai ten tarnaus ne vieną dešimtmetį. Mažiausiai 20 metų ir tie pelnai, kurie dabar yra generuojami, tai dabar jų ten jau siekia virš 20 milijonų, ar ne? Tai dabar kiekvienais metais ir deginant tas atliekas ten jie didės ir ką tu pusę pelno iškeliaus kažkokiam tai fondui. Tai ką, mums nereikia pinigų? Kodėl tas fondas, jisai be kokių 7% gražos tikrai neinvestuos, galbūt ir 10% ten gražą ten jie tikisi, tai su tokia graža Lietuvai arba Vilniui, aš nežinau, į kokį projektą jie dar gali kišti savo pinigus. Tai gerai suprantu, kad tiesiog dabar to privatininko atsiradimą, to fondo atsiradimą, jo pelnus apmokės paprastas Vilnietis, mokėdamas mokėdamas elektros ir šilumos sąskaitas, o jeigu tai būtų įsigijus savivaldybė per miesto gijas, mes galėtume to pelningumo ir neskaičiuoti. Na, štai mane stebina, tai žinot, tokie teiginiai, kurie pristatant šitą sandorį buvo, ateina investuotojas. Tai įmonė pastatyta, viskas. Jinai paleista veikia ir dabar atiduoti tos įmonės pusę generuojamo pelno, kuriuo galima būtų mažinti kainas, šilumos kainas, tą pelno, sakykime, tą dedamąją, arba kitoms reikmėms Vilnius galėtų ten naudoti. Dabar atiduodam kažkokiem užsieniečių fondui. Maždaug čia labai geras patikimas fondas. Bet sakau, Vilnius 120 milijonų iš savo 1,5 milijardo biudžeto, ar ne? Daugiau jau, 1,75. Na va, tai dar didesnio biudžeto nesurado būdo, tai yra pats pigiausias būdas, duodant 120 milijonų mažinti šilumos kainas Vilniaus šilumos vartotojams, centralizuotos šilumos vartotojams. Tai yra pats pigiausias būdas, nes su tokia graža, tai visi fondai ir ieško tokių projektų. Čia joks neinvestuotojas, čia yra naudos gavėjas sėkmingai sukišę savo pinigus, kad gautų dešimtmečiais gražą, didelę gražą, siekiančią tarp 70 turbūt procentų iš mūsų kišenės. Nu, absurdas. Iš vienos pusės tai gal ir atrodo investicija. Jie pigiai nusipirko pinigų srautą. Taip. Stabilų pinigų srautą, kurį tikrai dar galės prižiūrėti. O mes mokėsim brangiau. Vėlgi, ne mes su jumis. Mokės visi Vilniečiai, kurie to naudos. Taip. Nu, žiūrėkit, kiek aptarėm. Kiek turės darbo tas energetikos komitetas. Tiek galbūt retrospektyviai pasižiūrėti, tiek galbūt ateities sprendimai. Aš manau, kad tai yra tikrai geras sprendimas, kai išskirt ir nagrinėt atskirus klausimus ne audito komitete, ne ekonomikos komitete, o tikrai yra pakankamai problematikos, kad pats energetikos komitetas galėtų tą dalyką spręsti. Artūrai, negaliu paleisti dar nepalietęs vienos temos, nes man jinai irgi labai yra įdomi. Matau, ką jūs audito komitete sprendžiat. Tai kalbu apie tai, kad audituojat valstybinių įstaigų viešuosius pirkimus. Ir pastebėjote tokį dalyką, kad yra tarpininkai, kurie padeda nusipirkti pakankamai paprastus dalykus kartais.
kurių dėl kažkokių priežasčių nenori pirkti pačios institucijos. Ir per 4 metus mes turime, pavyzdžiui, tokių įstaigų, kurios suprekiavo už 102 milijonus eurų. Kas čia per fenomenas? Na, tai turbūt mes kalbame apie turbūt tą procesą, kuris prasidėjo praėjusios kadencijos, konservatorių kadencijos, Šimonytės ten laikė. Tai turbūt pasaulyje čia nieko naujo tai nėra, tai yra toks valstybinių institucijų tarpininkavimas, vykdant viešuosius pirkimus. Tai iš to, kaip minėjote, iš 20 milijardų nacionalinio biudžeto, 10 milijardų prasisoka per viešuosius pirkimus. Tai yra visi asignavimų valdytojai, ir krašto apsaugos, ir energetikos, visuose sektoriuose, susisiekimo sektoriuose, sveikatos, visi įsigijimus, tiek darbus, paslaugas ir įrangą perka per viešuosius pirkimus. Per tomis procedūromis. Taip. Mažos vertės yra ten 15 tūkstančių supaprastinti tie pirkimai. Tai mes, audito komitetas, nagrinėdamas krašto apsaugos biudžetą, biudžeto efektyvų panaudojimą skiriamą, susidūrėme su tokia, su būtent šituo fenomenu, kaip jūs sakote, kad atsirado nauja Lietuvoje verslo rūšis tarpininkauti. Liktai pati institucija, pavyzdžiui, krašto apsaugos sistemoje yra 74 perkančios organizacijos, yra centralizuotos. Aišku, mes jas raginam ir ministeriją, ir vyriausybę centralizuotis, kad būtų ten gynybos įrangos įsigijimą, tai gynybos resursų agentūra, infrastruktūros, tai infra šitą, ir kitiems ten pirkimams atskiros centralizuotos organizacijos, kad kiekvienas 74 negalėtų ir jis fiziškai negali turėti tokių kompetencijų, kad galėtų tinkamai įvykdyti pirkimus, pasirengti ir kontroliuoti juos. Todėl tarpininkai atsiranda ir greičiausia su politiniu galbūt palaikymu ar kokiu, net ir neskelbtinų derybų būdu, kai mes įsitikinom, pavyzdžiui, reikia Rūdninkų poligonui už 2,5 milijono išfrezuoti kelmus, nupjovėm medžius, ruošiam Rūdninkų poligoną, čia reikia labai greitai, čia įsikurs vokiečių brigada ir visa kita. Taip? Taip. Bet matome, kad kariuomenė neskelbtinų derybų būdu, kovinio rengimo centras ten toks, kviečiasi tarpininką, kuris absoliučiai yra vadybininkai, teisininkai, tarpininkas, atlieka tą tarpininkavimo funkciją. Jisai gali pateikti pasiūlymą, gali suvadybinti, sudaryti ten sutartis ir taip toliau. Suskaičiuoti ten finansus, visą kitą, parengti sąmatą. Bet patys nefrezuos. Ne, tai jie neturi miškotvarkos nei įrangos nieko, nors ten reikalavimai ir buvo, kad tai turėtų savo įrangą ir visą kitą, bet jie tokių dalykų neturi, bet jie laimi tą vadinamą neskelbtinų derybų atranką, nes pati kariuomenė kreipėsi į juos. Mes turim pakankamai miškotvarkos įmonių. Turėjome 42 urėdijas, kiek privatininkų yra, kiek privačių miškų, kurie specializuojasi, kreipėsi tarpininką, kad tas tarpininkas jiems surastų. Aišku, tarpininkas nedirba už dyką, Jis pasiima dalį gynybai skirtų pinigų, šitą, kad ir kelmų tame sutvarkėme. Bet kas įdomu, šiame, dėl ko vyksta ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamo kodekso 300 ir 229 trečią dalį, tai kad jisai vos tik prabėgo keli mėnesiai, paprašė 50% padidinti vertę, beveik milijoną. Ten 880 tūkstančių, kiek ten. Tai vat. Jo, tai tokie dalykai ir parodo. Arba pavyzdžiui, analogiška situacija į tą patį tarpininką, čia aš kalbu apie 23 ten metus, apie Anušauską, Kasčiūną, tuos ten laikus, kada jie vadovavo. Taip. Šitą į tą patį tarpininką reikia išminuoti tą patį poligoną, nes kažkada tai buvo sovietmečio Rūdninkų teritorijoje poligonė buvo bombų mėtymo poligonas. Ten treniruodavosi iš tų lėktuvų mėtyti bombas, ar ne? Taip. Reikia surasti tuos sprogmenis, nedaug dievė kažkas ten atsitiks. Poligone. Ir vėl ten kreipėsi ne į licenciją turinčią įmonę išminavimo, nors reikalavimuose yra, kad licenciją turėtų, ne į tarpininką, kad tas tarpininkas surastų išminavimo įmonę. Vėl
Ir čia va, tas tarpininkas, apie kurį jūs minite, tiek pats, tiek tai mes jau kreipėmės viešųjų pirkimų tarnybą, bandydami išsiaiškinti, kas čia per fenomenas. Tai tiek 21, 24, 25 metais tai suskaičiavo 104 milijonus, kad jie vieni ir su savo partneriais, ten kur dalyvavo, tiek turėjo užsakymų, kartu sudėjus gynybos, susisiekimo ir energetikos sektoriuose. Na tai kelia tokių pagristų klausimų, tai iš kur ten tokia sėkmė per aną kadenciją. Jeigu tu neturi politinio kažkokio tai palaikymo. Aš tada gal pasakysiu, nes mes ten dažniausiai minimas UAB Taiklu, toks įdomesnis pavadinimas, būtent yra keli tarpininkai, bet šitie vyrukai gal pasidarbavo labiausiai. Pradėjo nuo to, kad perpardavinėjo mokvežos mokyvežį prekes, jeigu aš gerai prisimenu, kas yra mokyvežį dalinis savininkas, netiesiogiai irgi visi žinom, koks čia yra politikas. Nu, galbūt galima daryti tas sąsajas, kadangi mokvežos per Katus įmonė yra, čia visi žinom ir pats Kreivys to dalyko deklaruoja, neslepia, tai yra pats Dainius Kreivys, energetikos buvęs ministras praėjusioje kadencijoje ir būtent tas tarpininkas jūsų minėtas turi sutartis subtiekimo. Ir jisai net ir teikiant paslaugas nurodo, kad jos subtiekėjas yra mokveža. Na be abejo, ten jis turi ir visų kitų. Nu tai dabar mes matom, kad jau ir išminuot gali. Bet klausykit, bet ar jisai dirbo už dyką, tai tikrai ne, tai rodo jo pelnai ten deklaruoti milijoniniai, šitą grinėjai ten pelnai, tai reiškia tiek pinigų praranda viešasis sektorius, ar ne, iš tų tai vienas ten dalykas, antras ten dalykas, galbūt organizuodami viešus pirkimus, kur patikėti pinigai, tos institucijos, asignavimo tie valdytojai, sąmoningai ar nesąmoningai nedidina savo pirkimo gebėjimų. Jeigu ten 20 apsukrių ir asmenų gali atlikti tas funkcijas, ko negali keli šimtai, pavyzdžiui, krašto apsaugos sistemoje dirbančių su viešaisiais pirkimais asmenų. Tai man čia kelia daug abejonių, ar čia nenorima, ar neturima kompetencijų, ar jos tos kompetencijos nėra didinamos. Tai mes dabar su dabartinė jau socialdemokratų vyriausybės vadovybė krašto apsaugos ministerijoje, turim tikrai patikinimus, kad jie didins kompetencijas, centralizuosis ir kuo mažiau pirks iš tarpininkų, nes kiekvienas euras paliktas pas tarpininką silpnina gynybą. Visiškai jums pritariu, tai linkiu, kad visgi mes tikrai prižiūrėtume, kaip leidžiami šitie pinigai. Kelis kartus paminėjau ir šiandien absoliučiais skaičiais, kokius pinigus mes leidžiam. Jūs irgi pasakėt, kad apie pusę išeina per viešuosius pirkimus, reiškia, tikrai reikia 10 milijardų stebėti tokius dalykus. Jeigu mes norim būti stiprus, jeigu mes norim būti ekonomiškai stabili valstybė, ačiū Jums už Jūsų darbą. Ačiū Jums. Ačiū, kad atėjote į laidą ir va taip mes pabandėme apžvelgti iš tikrųjų labai skirtingas problemas, klausimus, kurie manau, kad iš tikrųjų gerokai svarbesni Lietuvai ir kiekvienam piliečiui negu tas triukšmas, kurį mes matom žiniasklaidoje kasdien. Tie, kas žiūrite ir pažiūrėjote iki dabar, prenumeruokite kanalą. Jūs mums padedat, kursime panašų turinį. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.